Akrono miestas, Ohajo valstija, Jungtinės Amerikos valstijos. Brenda Powell Akrone gyveno jau nuo paauglystės, o baigus universitetą moteris dirbo daktarė vaikų ligoninėje. Šis darbas buvo didelė Brendos gyvenimo dalis. Ji jam buvo labai atsidavusi ir tiek pacientai, tiek kolegos apie moterį atsiliepdavo tik geruoju. 2020 metais, tuo metu 50 metų Brenda ligoninėje buvo pradirbusi jau 28 metus. Brenda taip pat buvo gera žmona ir mylinti mama savo vyrui Stevenui ir vaikams Andrew bei Sydney. Šeima buvo labai artima ir puikiai sutarė, o abu vaikai buvo puikūs mokiniai, turintys puikias galimybės susikurti sėkmingą ateitį. Ypatingai Sydney visus mokslo metus pasižymėjo gerais pažymiais ir aktyviai dalyvavo užklasinėje veikloje. Iššoko, žaidė futbolą ir lankė skaučių būrelį. Savaime suprantama, kad tėvai labai didžiavosi, o kai atėjo metas Sydney rinktis universitetą, visa šeima susėdo kartu ir nusprendė, kad jis studijuos Mount Union universitete, kuris buvo nepatoliausiai nuo namų. Sydney taip pat laimėjo stipendiją, kuri dalinai padengė jos mokslo išlaidas. Merginos paskaitos prasidėjo 2018 m. rugsėjį. Kadangi tai buvo pirmas kartas, kaip Sydney pradėjo gyventi viena atskirai nuo tėvų, Brenda ir Stevenas telefonuose įsidegė programėlę Life 360. Tokiu būdu tėvai bet kada galėjo matyti, kur yra jų dukra. Life 360 yra populiari GPS pagrindu veikianti programėlė, per kurią žmonės tarpusavyje dalinasi savo buvimo vietą su šeimos nariais arba draugais. Universitetas taip pat turėjo internetinę programą, leidžiančią stebėti studentų pažangą studijų metu. Visgi Brenda su Stevenu ją naudojosi retai, nes pasitikėjo, kad Sydney ir toliau mokysis nepriekaištingai. Kai 2019 m. vasarą baigėsi pirmieji Sydneys mokslo universitete metai, jis sugrįžo namo, tačiau apie studijas su tėvais beveik nekalbėjo, o į klausimus apie mokslus mergina atsakydavo trumpai, iš karto nukreipdama temą. O tai buvo todėl, kad merginai universitete ėjosi nekaip ir jai buvo gėda pripažinti tą faktą, kad pirmą kartą gyvenime mokslai jai ėjosi sunkiai, o ji labai nenorėjo nuvilti tėvų, žinodama, kaip stipriai jie tikėjo. Iš po vasaros atostogų Sydney sugrįžo universitetą, tačiau jos problemos tik augo. Besibaigiant metams, ji galiausiai gavo oficialų pranešimą apie pašalinimą iš universiteto. Ji neišlaikė 3 iš 4 egzaminų. Ir nuo to laiko Sydney oficialiai nebebuvo Mount Union universiteto studentė. Ant žiemos švenčių Sydney grįžo namo, tačiau elgėsi lyg niekur nieko ir smagiai atšventė Kalėdas bei naujusius metus kartu su savo šeima. 2020 m. sausį ji vėl grįžo į universiteto bendrabutį, apsimetinėdama tiek savo kambariokai, tiek aplinkiniams, kad viskas yra tvarkoje. Neužilgo viena universiteto darbuotojų, Michelle Gaffney, susisiekė su Sydney ir pranešė, kad ji nebėra laukiama universiteto bendrabutyje. Tačiau Sydney šios įspėjimus ignoravo ir toliau ėjo į paskaitas. Tuomet Michelle ją perspėjo, kad netrukus bus deaktyvuota jos įėjimo kortelė, todėl Sydney reikia susirinkti daiktus ir išsikraustyti. Bet vėlgi, Sydney moters įspėjimus tiesiog ignoravo. Galiausiai Michelle susirado Sydney, kad pasikalbėtų akis į akį, bet Sydney bandė ginčytis, aiškindama, kad ji vis dar studentė, tačiau Michelle jai priminė, kad ji jau buvo pasirašiusi patvirtinimą, jog supranta, kad yra pašalinama iš universiteto. Pagaliau supratusi, kad ji daugiau nebegali tęsti apsimetinėjimų, Sydney palūžo ir prisipažino suprantanti, kad nebėra studentė, bet ji tiesiog tikėjosi, kad dar galės kažką pakeisti. Michelle netgi pasisiūlė susisiekti su jos tėvais ir paaiškinti jiems visą situaciją. Tačiau Sydney griežtai atsisakė ir tvirtino, kad jos tėvai jau viską žino, nors iš tiesų tai buvo melas. Mergina pagaliau sutiko išsikraustyti iš bendrabučio, bet vis tiek savo kambariokai tikrosios išsikraustimo priežasties nepapasakojo. Vietoje to ji pasakė, kad tiesiog išvyksta trumpam laikui. O tada Sydney persikėlė į viešbutį ir toliau apsimetinėjo, kad lanko universitetą. Tačiau nepaisant visų pastangų, merginos mama jautė, kad jos dukra nuo jos kažką slepia. 2020 m. vasario 25 d. ji nusiuntė Sydney žinutę, kurioje rašė: "Kodėl aš jaučiu, kad mane apgaudinėja? Nepamiršk, kad reikia palaikyti gerus pažymius, kad gautum stipendiją." Sydney tai atrašė: "Mano pažymiai geri. Labai ačiū."
Mamos įtarimai dar labiau sustiprėjo, kai tėvai pabandžius prisijungti prie universiteto tinklalapio, norint sumokėti už Sidnės mokslus, jam prisijungti niekaip nepavyko. Paklausus apie tai Sidnės, ji tvirtino, kad tai tiesiog techniniai nesklandumai ir pažadėjo tuo pasirūpinti. Ji visą gyvenimą buvo labai patikima dukra, todėl tėvas neturėjo pagrindo ją nepasitikėti. 2020 m. kovo 3 d. Stevenui būnant darbe, jis sulaukė skambučio iš Mount Union universiteto. Vyras buvo šokiruotas sužinojęs, kad Sidnė visą laiką melavo apie savo studijas. Ir nepaisant viso to, jis vis dar darė mokėjimus už dukros studijas. Patikrinęs Life 360 appsą, jis pamatė, kad dukra kaip tik tuo metu buvo pas juos namuose. Vyras nedelsdamas išvažiavo namo pasikalbėti su dukra. Jam grįžus namo, Sidnė papasakojo, kad turėjo sunkumų su studijomis, tačiau vis tiek ir toliau melavo, tvirtindama, kad ji vis dar studijuoja ir lanko paskaitas. Pasitikėdamas dukros žodžiais, Stevenas padrąsino ją pasibaigti semestrą, o tada padaryti vasaros pertrauką. Jis ramino dukrą sakydamas, kad su viso šeimos parama ji išsikapstys iš šios situacijos. Tačiau Sidnė jau jautėsi skęstanti savo meluose ir nematė išeities, kaip iš jo išbristi. O Stevenas, matydamas, kad dukra vis dar kažkas slegia, pasisiūlė paskambinti jos mamai. Brenda buvo empatiška ir labai mokėjo nuraminti žmonės sudėtingose emocinėse arba stresinėse situacijose. Tokios patirties ji įgijo dirbdama su savo onkologiniais pacientais. Išgirdusi, kokios būklės yra jos dukra, moteris nei nedvejodama išskubėjo namo. O sužinojęs, kad namo grįžta žmona, Stevenas išvažiavo atgal į darbą. Per ateinančią valandą Brenda ir Stevenas dar susirašinėjo žinutėmis ir maždaug apie 12:30 min. Stevenas išsiuntė žinutę. Apie ką kalbėjo su Sidne, į kurią Brenda niekada taip nieko ir neatsakė. Iš darbo namo važiuodama Brenda paskambino į Mount Union universitetą ir paliko žinutę, prašydama pasikalbėti apie Sidnės situaciją. Iš po pietų pertraukos sugrįžus universiteto administracijai, būtent Michelle Gaffney ir universiteto dekanas Jonas Fraseris paskambino Brendai atgal. Vos jam pradėjus prisistatinėti, per telefono ragelį nuskambėjo kraują stingdantis riksmas, po kurio pasigirdo garsus ir stiprus dungtelėjimas. Dekanas įjungė garsiakalbį, kad ir jo kolegė Michelle Gaffney išgirstų, kas vyksta. Po to jie išgirdo dar kelis garsius smūgius ir tuo pačiu metu buvo girdimi nuolatiniai riksmai ir po kelių akimirkų nutrūko ryšys. Jonas Fraseris ir Michelle Gaffney 2 kartus bandė perskambinti Brendai, bet į jų skambučius atsakyta nebuvo. O galiausiai 3 bandymu kažkas pagaliau atsiliepė. Dekanas paklausė, Brenda, ar tai tu? Balsas atsakė, taip, tai Brenda. Bet vyras galėjo iš karto pasakyti, kad tai buvo kitoks balsas, nei tas, su kuriuo jis ką tik kalbėjo prieš kelias minutės. Michelle Gaffney iš karto atpažino, kieno balsas tai buvo. Tai buvo Sidnė. Dekanas taip mergina ir pasakė, kad jie žino, jog tai yra ji, o ne jos mama. Ir linija akimirksniu vėl nutrūko. Sukrėsti Jonas ir Michelle, kas ką tik įvyko, paskambino policijai ir paprašė patikrinti, ar Brendai Powell viskas gerai. Tuo tarpu jau darbe esantis Stevenas sulaukė policijos skambučio. Pareigūnas buvo šeimos pažįstamas. Jis Stevenui papasakojo apie neramumus jau namuose. Vyras nedelsdamas paskambino namo ir vos jam pasakius, kad į namus atvažiuoja policija, Sidnė puolė į isteriją. Padėjusi ragelį, mergina bandė surežisuoti nusikaltimo vietą taip, kad tai atrodytų kaip įsilaužimas. Ji išdaužė stiklą ir sugalvojo istoriją, kad įvyko įsilaužimas į namus, o mama jai liepė bėgti. Atvykę pareigūnai ant durų iš lauko pusės aptiko kraujo, rodančių, kad stiklas buvo išdaužtas po Brendos užpuolimo. Netrukus Sidnė buvo rasta gulinti kieme, isterinėje būsenoje. Praėjus isterijos priepuoliui, ji tiesiog gulėjo susirietusi ant žemės ir nereagavo į kitus su ja kalbančius žmonės. Iš po nervų priepuolių mergina greičiausiai pradėjo suprasti, ką ji ką tik tais padarė. Įėję į namus, pareigūnai rado Brendą gulinčią savo pačios kraujo baloje. Moteris buvo stipriai sudaužyta geležinė keptuve ir 23 kartus subadyta virtuviniu peiliu. Moteris jau buvo negyva. Sidnė buvo nedelsiant suimta ir apkaltinta savo paties motinos žmogžudystę. Ištiktas šoko ir beviltiškai norėdamas išsaugoti tai, kas liko iš jo šeimos, Stevenas maldavo pareigūnų panaikinti kaltinimus ir pareiškė, kad Brenda nenorėtų, jog Sidnė būtų nuteista.
Merginos advokatai taip pat bandė įrodinėti, kad ji kenčia nuo psichikos sveikatos sutrikimų. 3 psichologai apžiūrėjo Sidnę ir visi jie teigė, kad mergina sirgo šizofrenija ir motiną nužudė psichozės priepuolio metu. Tačiau per teismą prokuroras paaiškino, kad tas faktas, kad Sidney bandė inscenizuoti nusikaltimo vietą, reiškia, kad ji buvo psichiškai pakaltinama ir puikiai suprato, ką daro. 2023 m. rugsėjį teisme dėl savo mamos žmogžudystės Sidney neprisėmė atsakomybės ir pareiškė esanti nekalta, o jos veiksmai buvo jos beprotybės pasekmė. Prisiekusieji su tuo nesutiko ir pripažino ją kalta. Tuo metu vos 23 metų Sidney buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos su minimalia 15 metų kalėjimo bausme. Brendos pacientai Akrono vaikų ligoninėje taip pat buvo sukrėsti šios tragedijos. Visi jie kalbėjo, kad Brenda ligoninėje jais rūpindavosi kaip tikra mama, todėl jos netektis vaikams buvo sunkiai pakeliama. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Jei patiko, prašau paspauskite like, jei nepatiko, paspauskite dislike. Palikite komentarą, ką galvojate apie šią istoriją. Ir iki kito karto.